Nu ką, tai kairėje plovas miške, dešinėje Fukso švytuoklė ir galiu pasakyti, kad dabar jau paskutinė atranka į finalą ir yra patekę Vilnius, Kaunas. Tai nei vienos dar Šiaulių komandos. Tai reiktų patvarkyti reikalus, ne? Tai jau čia kaip kokius klausimus duos. Tai kairėje plovas miške Raimondas ir Rimantė, o dešinėje Mindaugas ir Mindaugas. MMDamsai. Tai pradedam nuo Raimondo pačios kairiosios. Pasipasakok miško plovo kepėjų. Su Raimondas, valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojas susidėjo su... Dabar jau klausos specialistė. Klausos? Taip. Specialistė. Taip. Man greitai reikės. Prašom, duosiu kontaktus. Nes silpsta. Klausa. O kur turime? Šiauliuose? Ne. Kieme. Ai, tam naujajam kieme. Taip, naujajam kieme. Tai ką, kitoj pusėje Fukso švytuoklė, M&M's. Tai pradedam nuo Mindaugas, spėkit kurio. Šeilėgas. Primink mum, ką veikė? Esu Mindaugas, kaip ir visada informatikas. Vis dar. Ir Šiaulių bankė, ne? Ne? Kitas Šiaulių bankė. Aš kažkaip maniau, kad jūs abudu kolegos. Nes praeitoj jūs sakėt kolegos, tai aš supratau, kad bet kolegos... IT kolegos. IT, supratau, kad dabar IT kolegos. O darbas tai Vilniaus universitetas. Šiaulių universitetas. Šuva. Šiaulių universitetas buvo. Nu, ir kitas Mindaugas. Tai va ta Šiaulių bankė yra IT specialistas. Jo, ir ne Vilniaus universiteto Šiaulių padalinys. Ne, Šiaulių bankas Šiaulių padalinys. Kaip būtų Šiaulius nuper koks seps, ne? Vilniaus bankas Šiaulių padalinys. Nu, tai smagu. Tai kaip visada pagarsinkim po kiek čia 7 žaidimų, kad Fukso švytuoklė antri yra lygoje, visą pirmą mėnesį pirmavot, buvot kiečiausi, bet dabar sausra matau. 3 žaidimai. Dažnai ten taip. 3 žaidimai be prizinio. O ką galim pasakyti apie plovą miške? Sausį nebuvo žaidimuose. Taip, plovas miške sausį padaro sausą smegenim. Ir dabar 101 reitingas. Bet tik 3 žaidimai iš 7, tai viskas suprantama. Žodžiu, neužmykime. Ką pirmadienį, kokių klausimų norit? Apie ką norit pirmadienį? Tų, kur žinom atsakymą. Bus sąsaja pirmadienį. Kokios norit? Aš galėčiau pasakyti, ko mes nenoram. Žodžią. Mes kažkaip rizikos pradėjom nebemėgti. Iš paskutinio žaidimo. Nu, bet pirmą kartą minusą gauti, ne? Nesakau, jaučiu, kad nebuvo. Bet vos ne visur užtikrinti mes ten. Jo, normaliai čia rašom, viskas aišku, žinai, paskui, Vienas abejojam, 50-50, o visur kitur. Vieną išbraukėm teisingai. Lietuvoj buvo kas -3, tai nemažiausiai, bent jau. Yra krustiektas dar, aišku. -6 galim paimti. Visus pagalvoti atneš dar, taip skaičiavom. Mums tai buvo su kryžiažodžiu. Viską parašėm, viskas tika. Vienas teisingas atsakymas. Bet visi tika, viskas. Okay. Nes pradėjot viską neteisingai, nuo neteisingai rašyti. Pasaka. Labai gerai. Pasimoka žmonės. Tai ką, pradėsim. Žiūrovai sako, kad laimės plovas miške. Reitingas sako, kad laimės Fukso švytuoklė. Pažiūrėsim, kas teisus. Taigi, pirmasis turas, 6 klausimai, 1 taškas jums už kiekvieną iš jūsų atsakymų. Ir čia neturi variantų, tada atsakinėja pirmieji paspaudę. Čia rankos gerai, tenais rankos blogai, nes milisekundės labai
kai pasižiūrit, va dabar sekmadienį jau yra įkelta, sekmadienį pasirodys laida, tai tenais per milisekundės pralošia komanda. Tai va, pirmasis klausimas. Karinė X valdymo forma, kuomet šalį valdo karinių lyderių taryba. Tai koks tas žodis po X-u? Hunta? Žinoma, kad hunta. 1-0. Kas matėt mano rašiklį? Liežuvio galvo. Kai šeima net nepalaika, visiškai Jiems net neįdomu. 0-1. Fuksas šituoklė pirmauja. Antrasis. Ką, pasak kompiuterį atsiradusio užrašo, turėjo siekti Neo filme Matrica? White Rabbit. Taip. 0-2. Mums svarbu vieną atsakyti. Nemiega. Trečiasis. Klausimas, kur jeigu net teisingai atsakot, pereina automatiškai taškas priešininkam. Oi. Kairėje Mykolas, dešinėje Martynas Aleknos. Kuris iš jų vyresnis? Martynas. Taip, Martynui 24 metai, Mykolui tik 22. Tai 2 metais ir įgyvendinta, taškas, 1-2. Jau galim Čia irgi ten nepalaika, visiškai. Jau galim eiti namo. Ketvirtasis. Kurios tai futbolo komandos marškinėliai? Paryžius Saint-Germain. Taip, domiesi futbolu? Piški. Mėgstama komanda? Mėgsim, dabar nedarodu dabar, aš pirkti nemėgėjęs. Jeigu rodytų vėl žiūrėčiau. Nuo kada valstybės tarnautojas pirkt mėgėjas, tu man pasakyk. Gerai, penktasis. Kurioje valstybėje įkurtas NEC prekinis ženklas? Turbūt esat naudoję jų gaminių. Gal Japonijų? Taip, japoniškas ir yra 2-3. Fuksas šituo išsiveržė. Ir paskutinysis. Kokiu tikslu bulėms dedamas toks nosies žiedas? Dėl vedžiojimo. Mūsų tramdyti lengviau. Taip, tai kad prikabint su tramdymui, mažiem tai dar ir atjunkinimas nuo mamytės, kaip sakant, kad neįtų. Tai puikiai galėjot kelis variantus pateikti, 3-3, pradžiai miegojot, bet įsivažiavote, ne? Nu, apšilas smegenis. Nebuvo ten kam apšilti. Va, čia dabar. Ar automobilį apšilat? Kartais atrodo, kad žinai, bet nežinau. Tai ką, antrasis turiukas, 6 klausimai, vėl 1 taškas. Tik šį kartą turi tą BCD variantus, tai sakom raidę, atsakinėje pirmieji paspaudę ir čia taškus gausite kažkas tikrai, nes varysim tol, kol neliks raidžių. Tad jeigu žinote ir be atsakymų variantų, galite spausti, jeigu teisingas taškas, jeigu teisingas atsakymas, taškas jums. Pirmasis. X situacijose smurtautojas bando įtvirtinti adekvataus ir neadekvataus asmenų santykį, savo priskirdamas tiesos ir normalumo monopolį. Koks terminas slepiasi po X-u? Didi, gaslighting, harassing, me too. Gaslightingas gal? Taip, gaslightingas. 3-4. Dabar ypač tarp jaunimo labai populiaru visiems, gaslightina. Net nežinote, ne? Mes nebe tarp jaunimo. Viskas gerai, svarbu nedidį pasirinkot. Pididį. Tenais kitoks dalyks, jau turbūt tarp žodžio. Antrasis. Tai 20 metais pradėtas kurti ir jau 4 sezonus turintis Netflix serialas. Aktorius matote? Koks jo pavadinimas? Dive Club, Outer Banks, Surviving Summer, The A-List. Ne, Surviving Summer, kitas serialas. Dabar mes neskubam, ar ne? Išgyventi vasarą. Pagal aprangą gal Dive Club gali būti. Nes man nieko paginti. Man žinai, kad mes sakom, žinai. Spėsiu? Reikia. Tegul būna. Kažkurį tai reikia. Ne Dive Club. Ir liko jums B arba D. B. Puikiai, Outer Banks. Ir 4-4 išlyginama.
Kodėl niekas eilisto nesirinkot? Nepanašus eilisteris, ne? Trečiasis. Kurio miesto rajone yra kaimas Vakarai? Skėmių seniūnija. Tai gal Skėmių seniūnija, žinot? Ne? Kėdainiai. Ne Kėdainiai. Dabar jūs galite rinktis iš Dabar galim galvoti. Birštono, Jurbarko, Pandėlio, Radviliškio. Radviliškai neturėtų būti. Neturėtų Miesto, kurio miesto rajone, Birštono rajono ir Pandėlio rajono apskritai nėra. Tai Jurbarkas? Tai lieka Jurbarkas. Birštonas pats yra rajone. Tai Birštono rajone būtų nebegali. Ir Pandėlio. Jurbarkas lieka. Spėjom B? Ne Jurbarkas. Radviliškis. Taip, Radviliškio kraštelė. Kraštelė prie Kėdainių. Rajono krašte yra. O čia labai gerai mąstėt apie, kas turi rajonus, kas ne. Tai 5-4, bet iškart Radviliškį atmetėte, ne? Kodėl? Kad turėtumėm žinot. Bet pasirodo Radviliškis toliau tęsis, ne tik link Šiaulių. Ketvirtasis. Kas atlieka girdimą dainą? Girdėsite dabar 15 sekundžių ištrauką, jeigu žinot ir galėsit spėti be variantų, jeigu ne, lauksite variantų. Juk mums abiems to laivaikę, nuskandinsime belaikę savo gailą užmarštį. Pam, 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 pararam, pam, pam. Žinau. Pam, pam, pararam, pam, pam. Taigi, ar tai buvo Birutė Petrikytė, Daina Bilevičiūtė, Rosita Čivilytė, Rūta Ščiogalavaitė? Petrikytė. Taip, Petrikytės balsas. 6-4. Plovas miškai išsiveržė 2 taškais į priekį. Penktasis. Tado Ivanausko X sodyba memorialinis muziejus. Kas slepiasi po X-u? Akademijos, gyvūnijos, Kauno, Obelynės. Obelynės gal? Taip, Obelynė jų tenai. 6-5. Irgi taip. Ir paskutinysis išlyginimui arba išsiveržimui ir priklausys viskas, kas rinksis pirmą klausimą. Tema trečiame ture. Kas vadinamas kuisiu? Puodas. Taip, puodas. 6-6 ir atsakydami atidavė pirmumo teisę rinktis temą plovui miške. Kažkaip su aparatūra šiandien nekaip. Gaslightinas. Ir ką? 6-6, labai gera kova. Bent vieną klausimą ir aš atsakiau, ne viską. Trečiasis turiukas. Kryžiukai nuliukai. Kaip visada mūsų ekrano kairėje kryžiukai yra plovas miške, o nuliukai dešinėje fukso švytuoklė. Ta 9 klausimai galimi, jeigu tik išnaudosime visus, bet žaisime tol, kol kažkas turės galimybę užbraukti eilutę arba užbrauks eilutę. 2 taškai už teisingą atsakymą, 40 sekundžių apmastyti. Jeigu per 40 sekundžių neatsako arba klaidingai atsako jūsų konkurentai, tada galite vogti ir užsidirbti 1 tašką. Na, užbraukus eilutę, dar 2 taškus gausite papildomai ir plovas miške renkasi ištrauka iš knygos Malti kviečiai su rizika, reiškinys Švęsti pergalę, Aleksandra ir Ian, Gralio istorija, knygų autorė su bonusu, Ukrainos miestas Mario. Mario gerai. Va taip jau. Gerai. Aha. Visas temas pasakiškas. Jo. Ką jam? Nežinau, galvoju apie knygų autorę, nes tiesiog galvoju apie ten tą, bet Gerai. Bet ne gal. Knygų autoriai. Ne. Gerai. Nėra, ką čia dingsi. Susipyksta šeima. Knygų autorė gali 3 taškus uždirbti, jeigu ir bonus atsakysit. Ai, dar papildomas. Ši amerikiečių rašytoja rašė knygas tokiais pseudonimais Rachel Ryan, Laura Jordan ir Erin St. Clair. Jos mergautinė pavardė yra Cox, bet dabar žinoma dabartinė jos vyro pavardė. Žvelkite į moterį ir gal pamatysite atsakymą. Kokia jos pavardė? Bonus
Koks jos vardas? Tai pavardė 2 taškai, vardas taškas. 40 sekundžių jums mąstyti. Pažvelgus, kokį nors Brown. Gali būti. Su plaukais, žinai, su sena. Čia ne Rūta Šepetys. Arba nuotrauka prasideda. Ne. Nes čia gal pamatys atsakymą, buvo jos pavardė. Arba sakyčiau Red. Man čia tikrai Šepetys. Ir jinai nerašė pseudonimuose. Taip, mes Na, jūsų spėjimas? Red? Neįsivaizduoju. Nėra. Red. Kaip? Red. Ne, ne red. Ar turit variantą Mes vagystė? kitų spalvų žinom, tai gali būti Brown. Taip, tai yra Brown, 1 taškas už vagystę, o dabar ar gausite dar 1 tašką už jos vardą? Kokia Emilė gali būti? Ne. Ne, tai Sandra Lynn Brown, jeigu pilnai, reiškia 6-7, pavogta. Va taip, Vidurį man. reikėjo žmonos klausyti, visada reikia žmonos klausyti. Taip. Gerai tau sako. Aš išmokęs tą. Bent prie žmonių aš patys. Su klausa, kai blogai, tai klausyt nėra. Kaip? Su klausa, jeigu blogai, tai klausyt neišeina. Taigi, Fuksas šituoklę renkasi. Tai centriuko bandom, nes nieko nesakom. Aleksandras ir Ienas, ne? Nu. Gali drąsiai vaikščiot. Aleksandras ir Ienas nesusiję giminystės ryšiais, bet jų kūriniai iki šiol gelbsti pasaulį. Tik vieno kūrinys gelbsti realias gyvybės, o kito fikcinės. Kokia apkalbamųjų bendra pavardė? Flemingas? Spaudžiam ir sakom. Flemingas? Taip, Flemingas, 6-9. Ir kokie jų yra Bondas ir nuopelnai? penicilinas? Pasaka. Tobula. Viską žino. Ir Turėsim Ir ką? triuškinį. laikas pradėti blokavimo žaidimą, ne? Tai jau taip. Reiškinys. Koks reiškinys? Nors X meteorologinis reiškinys, bet indoeuropiečių mitinėje sampratoje žodis X susijęs su miegu ir miegojimu. X daugelįje pasaulio tradicijų dažnai laikoma pirminė terpė, kuri buvo buvusi prieš pasaulio sutvėrimą. Atsakymą pradėdami priebalsę, o baigdami balsę pasakykite, kas yra X. Bet čia meteorologinis. Kas tam turi? Bet čia turi priebalsę prasidėti, baigtis. Šalis, žaibai, ne, žarinti. Miegas, miegas, chronas. Vienas horizontas. Su miegu. Neterpia. Nu, jūsų variantas. Sakyk. Tamsa? Ne tamsa. Kokių kitų žinot reiškinių? Spalvų žinojot, o reiškinių? Žinom kažką. Tyla kokia? Ne, Net ar ne tyla. meteorologinis. Sako, indoeuropiečiai užeina migla, miegas. Užeina migla ant akių ir panyrame į miegą. 6-9 išlieka ir turime žaidimo tesinį, nes niekas nebeužbraukė. Mario? Nu, Man tą Mario turėsim du variantus. jo. Ir Fuksas šituoklė labai daug variantų turi. Bandom Mariją. Gal pasižiūrėsim. Jo. Bus ne žaidimas. Bus koks nors tam Žaidimas. Mario visatos miestas vadinamas The Most Famous of All Kingdom arba X Kingdom. Kai kurie X padėdavo Mario tapti geresniu. Grybai, mašum. Taip, grybai mushroom. 6-11. Žinojat? Žaidžiat? Nežaidžiam, bet šitą žinojau. Nu va, reikėjo Mario rinktis. Nepatikėsit, dabar 2 langelius turit blokuoti. Ne, mes. Kurį renkat? Aš į O, knygą. jau.
Į knygą išeini? Nes miestas gerai. Gerai. Ištrauka iš knygos. Ištrauka Nes- iš knygos. Su knygom gerai, čia gerai su knygom mes. 45 metų išleistoje knygoje rašoma: visi gyvūnai yra lygus, bet kai kurie gyvūnai yra lygesni už kitus. Nepabėkite nuo citatos, nes jį prives prie atsakymo. Koks 2 žodžių knygos pavadinimas? Gyvulių ūkis. Žinoma, 8:11. Šaunuoliai. Net mąstymai nereikia laiko. Miestą turim Ir imti. žiūrėkit, koks gražus simbolis. Pirmsiksius. Koks rezultatas yra dabar? 8:11. Ir tada galim pasmėlį tą pataikom, tada viskas, o ne? Nu tada viskas, jeigu mes tą pataikom, tai yra 2 + 2, tai mes jau laimėję būsim. Užteks to. 15:8. Kitam turi, ne, gali, jeigu abu du atsakys, ketvirtam turi bus 5 turas. Imam tą Ukrainos miestą, nors nelabai kažką. Ukrainos miestas. Odesos apskrityje, Dunojaus upės deltoje, ant 75 salų yra įsikūręs Vilkovės miestas. Jis yra vadinamas Ukrainos Jie. O Ji tai kitas miestas, kuris įsikūręs ant daug daugiau salelių. Kas ta Ji? Kai žinot, spaudžiat mygtuką ir atkreipsit mano dėmesį. Galbūt Venecija? Žinoma, Ukrainos Venecija. Venecija virš 100 salų įsikūrusi. Ir 8:13 turime taip ir ne taip, ne tik taip, bet 8:15, nes užbraukta eilutė. Ką? 7 taškų pranašumas. Ketvirtame ture maksimaliai 6 taškai, 2 klausimai po 3. 2 klausimai po 3 taškus. Tad plovui, miške gimir gyven klausimai. Ką? Kaip gaunasi? Pirmasis. 7 pirmaujam. Kas paspaus, Ačiū, tas ir spausti. atsakys. Per Ukrainą ir Rusiją teka 748 km upė Kairysis Desnos intakas. Lietuviai šiam upės pavadinimui prikabina AS galūnę ir vadina kaip Gedimino prospektas 53 Vilniaus objektą. Koks upės pavadinimas? Ten kažkoks prekybcentris, man atrodo. Ne, Gedimino 9 yra prekybcentris. Gal koks Seimas? Taip, Seimas! 8:18 ir nugalėtojus turim. Vieni šiauliečiai jau krausis lagaminus. Spėjikams linkėjimai. Kas nuvertina antrą reitingą, ne? Oi, ir niekas ne, Agnė spėjo, kad 3, Giedrius, kad 4 taškais, tai toli gražu. Ir ką, paskutinysis, išsiaiškinkim, koks galutinis rezultatas bus, tai Tele2 turėjo iš ankstinę mokėjimo paslaugą X. Būkite kaip tas, kuris negalėjo patikėti savo akimis. Pildyk. Ne. Savo akimis Vokietijos užsienio reikalų ministerijos diplomatinėme archyve ir pasakykite, kas yra X. Mažylis? Taip, Mažylis. Prisimena tokį? Jo. Tai, ne? Ne visai. 8:21. Fukso šituoklė keliauja iš šiandienos kitą ratą. Ačiū. Gubernija susirenkam, mikrofonus paliekam. Priešininkus pagerb. Sėkmės toliau. Ačiū. Mes norėjome šitą. Gubernija. Čia visi savi. Susitikome dar kartą. Šiauliai ukmergiai. Šiauliuose vietos Kokią velnį nebuvo. reikėtų trenktis? Pietinė derbis bus. Nu, Na, tikrai. A, iš pietinė? Pietinis. Petinas. Čia žinau, nes vežiau valdėšį.